Sveiki žvejai! Kaip ir žadėjau jums, karščio žvejybos grupės nariams, visada smagu pagauti karšį ir šiandien ir vėl aš nekantrauju, nežinau, kad negalėsiu ramiai savo švęsti šventų Velykų rytoj ir poryt, jeigu šiandien nenuvažiuosiu į žvejybą. Nes visgi šeimyną kad ir kaip norėčiau neišleistų. Atvažiavau ten, kur ir visada gaudau karšius. Ką galiu pasakyti, 7 laipsniai temperatūra vandens ir iš tikrųjų karščių nėra. Ir iš vis šiandien toje kažkokia, nežinau, vangi diena, visą dieną buvo ganėtinai debesuota, dabar išlindo saulutė, kaip tik iš tos pusės, kur neužilgai jinai leisis. Čia, kaip matot, visi nuėjo tie debesis į šoną ir galiu pasakyti, kad kiek šiandien šnekėjau su žvejais, kuriuos pažįstu, tai kas kur be žvejoja šiandien iš vis žuvis nenori kibti, kažkaip atrodo labai viskas vangiai. Mes atvažiavom čia su draugu ir turėjom 2 kibimus, 2 laimikiai, pasisekė užkirsti, tai 2 raudelės. Karšių nematyti, daugiau niekas irgi kaip ir nekimba. Ir iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, tai išbandėm tikrai praktiškai viską. Greičiausiai viską, netgi ką atsivežėm, tai ir kelių rūšių pašarus bandėm, ir česnakinį pašarą bandėm ir karamelinį. Tokį naują pašarą iš tikrųjų atradau šiandien. Nežinau, gal jūs ir žinot, bet man tai yra naujas, mėlynas. Melsvas pašaras. O štai toks. Rašo karšis lynas, melsvas, kadangi šitoj vietoje ir linų pagaunam, ir karščių. Šiaip čia iš tikrųjų greičiausiai, ko nori, to ir rastum. Tai nusipirkau tokį melsvą. Visą sunaudojau 1 kibimas. Viskas. Išbandytas karamelinis, česnakas šiandien nedirba. Masalai. Turim tutti frutti skonio kukurūzą. Tai pagavom, liktais 1 laimikis buvo ant kukurūzo. Ir dar 1 laimikis buvo ant dzikų. O daugiau turim dar ir sliekų, maišėm į pašarą ir melasos, maišėm ir kanapių sėklų. Ir žinokit, galiu pasakyti, niekas tikrai nepramuša, nežinau ką daryti. Šiaip dar sakėm, pasėdėsim, laukiam to vakarinio kibimo. Vakarinis kibimas maždaug čia prasideda nuo 7:30, 8 taip maždaug vakaro. Dabar yra kažkas po 7, 15, 20, tai bandysim dar iki 8 palaukti ir jeigu taip viskas vangiai bus, tai vanduo greičiausiai bus dar per šaltas paprasčiausiai ir karščiai tiesiog labai vangus. Arba tiesiog turi juos rasti kažkur, kur jie sėdi savo tykiai, vangiai ir yra neaktyvus. Ir atradus tą vietą, ten pabandžius, užmetus, kaip sakant, atradus ten, kur jie stovi, galbūt kažkas ir pasigautų. Bet taip, kad jie vaikščiotų aktyviai, turbūt dar yra tiesiog tvenkinio ežero vanduo tiesiog per šaltas. Bet mes kaip visą laiką, žvejai entuziastai, bandysim nenuleisti rankų ir tikrai nesinori grįžti namo su 2 raudėm. Ką dar norėjau paminėti, tai vėjas. Visą laiką, kiek žvejojam, tai, ne visą laiką, šiandien buvo tokia išimtis, bet dažniausiai, visą laiką būna kažkaip dažniausiai vėjas šiaurės rytų. Ir tada nežinau kodėl, bet kimba čia, viskas tvarkoja. Dabar panašu vėjas, nežinau, čia toks nepastovus netgi galima pasakyti, tai iš pietų pučia, tai iš šiaurės sugalvoja pučia. Ir gal tas paprasčiausiai kiša koją, ar aukštas slėgis ganėtinai šiandien. Nes šiaip kiek čia žvejojom, kiek ką pagavom, tai pagaudom daugiau, kai žemas slėgis. Žuvis. Kaip sakant, mes ne po vandeniu gyventi sutverti, tai ir greičiausiai nesuprasime tą, ką jos nori pasakyti mums, taip kaip jos gyvena. Bet nieko, nenuleisim rankų, bandysim kažką dar pagauti. Plūdės irgi nedirba visiškai šiandien, dugninės tyli irgi. 1 raudę aš pagavau ant dugninės ir draugas pagavo 1 ant plūdnės. Viską. Ką, nepraraskim, kaip sakant, vilties. Tiem, kam patiko video, tai
subscribinkit Važiuojam HD kanalą. Galite užeiti į Facebooką, grupę Karšių žvejyba. Būtinai įstokite į ją. Šiandien ar vakare tikrai pasidalinsiu laimikiu. Visgi ar pagausim kažką dar, ar ne, pamatysite ten. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.